Tere, sveikinamės iš Estijos, kuri pasitiko iš tikrųjų mūsų lietumi, bet pagaliau pradeda šviesti saulę ir tikiuosi, kad tik ją ir te matysim likusias dienas. Prasideda 4. Pro lygos drifto etapas. Dalyvavo kartu Baltijos šalis, Estija, Suomiai, žinau, kad porą driftmasterių dalyvių ir tikrai labai stiprus driveriai. Ši trasa yra žiauriai įdomi, ją neužilgo apžvelgsim, kiek žinau. Nuo aukščiausio iki žemiausio trasos taško yra 30 metrų skirtumas. Tai jinai yra tikrai labai rimta ir yra čia apsivertusi tikrai labai daug mašinų. Mes einam, įsikūrėm, einam ruoštis, einam į technikinę. Gerą žiūrėjimą. Spaudžiam laiką. Taigi, praėjo treniruočių sesija. Visai nemažai tų važiavimų buvo, arba jie labai greitai sukosi, už tai taip atrodė. Sekėsi visai įdomiai, bet apie tai, kaip sekėsi, iš tikro papasakos trekvokė. Gal iš tikro šviežios emocijos ir bus į naudą. Tai čia jūs matot startą, po kairę pusę yra lead driveris, po dešinę chase driveris ir leidžiamės nuo kalno. Šiaip šita trasa labai kalnuota ir tie visi pasvirimai, tikrai labai jaučiasi tiek mašinai važiuojant, tiek į kalnę, tiek į pasvirimus, tiek į nuokalnę. Tai tikrai labai įdomi trasa. Einam. Tai, iš tikrųjų, turbūt kažkiek matosi, bet aš labai tikiu, kad per kamerą nepersiteikė šitas kampas. Nežinau, horizontas yra taip. Tai, tikrai rimta. Čia tiesiog leidžiamės nuo kalno, turim juostą, negalim jos kirsti ir įsibėgėjom, iš tikrųjų įsimetam net visus bėgius, 1, 2, 3 ir važiuojam jau į greitėjimo zoną, kuri yra realiai už šito balto kūgio. Čia yra iniciacijos zona, už jos jau turim sly šonų. Šalia matome tokią respect zoną. Tai 2/3 trasos priklauso lead driveriui ir jeigu lead driveris peržengia šią zoną kvalifikacijoje, sakykim, tai -10 taškų girdėjau. Ir jeigu porinių važiavimų metu išvažiuoji iš šitos vietos, tai gali užskaityti kaip tavo didelę klaidą, dėl ko sugadini važiavimą chase driveriui. Tai reikia būti labai atidžiam. Šnekant apie iniciaciją, čia susirinkam kažkiek to greičio, kiek ten jo išeina. Ir metamės į šį posūkį, jisai yra pasvyręs ir taip, ir kyla į kalną. Iš tikrųjų, man asmeniškai šiandien buvo čia sudėtingiausia dalis – ateiti tinkamu greičiu, nusitaikyti tinkamai ir nusistatyti vienodą kampą. Čia tikrai dariausi šiandien daug korekcijų ir manau, čia reikia susitvarkyti viską ir visa kita gausis normaliai. Judam toliau. Beje, šiandien matėm čia stogą, apvirto vaidą. Kirto į pylimą, apsivertė ir ta nučiažė dar nuo kalno. Tai trasa rimta. Čia yra pirmoji clipping zona. Iš esmės, už jos mes matom viduje esančią no-go zoną. Kaip reikia važiuoti tą pirmąjį posūkį, tai sakė, tik įvažiuoti, nereikia čia būti maksimaliai giliai, bet mes neturim važiuoti visiškai išorę. Mes turim taip važiuoti trasos vidurių tarp no-go zonos, kur negalim užvažiuoti, ir trasos ribų. Tam, kad įvažiuotume tinkamai į antrąją zoną, kurios nei iš ten, nei iš čia
nematom, nei iš čia dar aukščiau nematom. Tai turi taip maždaug įsivaizduoti, kur jį yra, žiūrėti tą pylimą baisų, į kurį gali apsiversti, bet jo, toks įdomesnis važiavimas. Einam į antrą zoną. Čia mes turime antrąją clipping zoną, kuri yra teisėjų sprendimų pati vertingiausia. Jis yra turbūt pati ilgiausia ir viena sudėtingesnių. Kaip minėjau, iš tenai, iš aukščiau mes jos nematom, turim pasimti labai tinkamą radiusą ir pasileisti šiuo klipu žemyn ir persimesti į sekantį posūkį. Išvažiuoti iš antros zonos reikia kaip užsilaikyti, joje maksimaliai ilgai reikia ir tada mestis į trečiąją zoną. Bet čia yra tokia vieta, kur tarp kalnų ir mašina sukimba, jinai sėda žemyn ir tada atsiranda labai daug sukibimų. Jeigu atleidi gazą, mašina sviedžia, jeigu turi palaikyti gazą ir persimės su gazu. Čia prie pirmo kūgio prasideda šiaip stabdymo zona, kur leidžia čiut timtelti rankinį. Kai kurie važiuoja be rankinio ir viską puikiai ten suvažiuoja ir čia yra sudėtinga labai poriniu metu nuspėti, trauks rankinį ar netrauks. Kas įdomu apie šią trečiąją zoną, tai mes nuo kalno važiuodami susigeneruojam tikrai labai daug greičio, sviedžia mašiną ir čia yra tiek toksai nuolydis, tiek šitas pakilimas labai toksai status. Tai turi labai nutaikyti, kiek ta mašina susistabdys vien kylant, slystant į kalną. Tai čia reikia labai gerai apgalvoti ir pataikyti. Šitą vietą šiandien, kaip man pavyko sužiūrėti, tai visaip. Buvo kliurkų, buvo ir užsikampinimo, ir nedatempimo, ir visokių dalykų. Bet esminė problema turbūt buvo pradžiai, tada iš antro klipo blogai išvažiuodavau ir tada čia viskas labai aiškiai pasimato, kodėl kas vyko. Tikrai labai reikia ir atsargiai permest, ir neatleist gazo, ir taip nepagailėti mašinos ir nepabijoti. Čia yra ketvirtasis klipas, kurį reikia paimti mums priekio. Čia mes matom baltą liniją, kuri yra no-go zona. Joj mes negalim atsidurti. Čia įsnant galim, bet tai turi būti kažkoks pagrindimas, kad pasivyti ar gauti naudos iš to. Čia nelabai matosi, bet yra 3 linijos, tai idealiai mums reikia važiuoti su kairiu priekiniu ratu ant šios linijos. Ant no-go zonos linijos galim čiut užvažiuoti, bet negalim jos peržengti. Čia jau visiškai gazas dugnas ir nebegalim atleisti iki pat pabaigos ir dar einam iki kito klipo. Čia yra 5. klipas. Jį, kad pasimti, mums labai reikia tinkamai pasimti 3 ir 4 zonas. Jeigu ten šiek tiek radiusas netinkamas, mes jau jo nebepasiemam. Tai labai mums sugadina visą pabaigą, nes mums reikia jau taikyti į paskutinį klipą. Ir čia yra toksai vienas niuansas, kad jeigu mes čia išvažiuojam plačiau, pagal, nežinau, gal matysis padangų žymės, kiek plačiausiai yra, tai mes nepataikysim į duobę, kuri yra ten prie kairės trasos pusės. Jeigu į tą duobę pataikom, mus ir sukabina labai, surakina mašiną ir gali atmesti ją, arba reikia patempti rankinį, o čia jau rankinio tempti nebeleidžia. Šiandien buvo visokių važiavimų, ir kur tempiau, ir kur visiškai neatleidau. Smagiau neatleis, bet jeigu čia plačiai išvažiuoja, gali neatleisti. Jeigu čia kažkur turi jau važiuoja nebe trajektorijai, jau tada reikia timtelti rankinį. Kiek žinau, labai baus teisėjai už šitą poriniuose, jeigu lead driveris temps rankinį. Bet čia būna ir tokių atvejų, kada labai uždūmina ir teisėjai tiesiog tos vietos nemato. Tai einam dar parodysiu tą duobę. Beili, labas! Čia nežinau, ar matosi šiandien, kai atvažiavam, buvo palyja, tai čia va stovėjo tiesiog vanduo toje vietoje. Tai mums reikia pro šalį apvažiuoti šitą vietą, nes jeigu čia įkrisim, kaip minėjau, labai gali automobilį surakinti. Vėl pradedam kilti kalną, jokio rankinio, pilnas gazas, taikomės į klipą, kažkur taikysimės finišą, papasakosiu klipą. Beili, ateigi! Beili, labas! Čia mes turime labai išauklėtą šunį, kuris labai klauso manęs. Beili, ateik! Čia tokia komanda, kur kai taip sakai, tai reiškia, kad laisvai. Tai čia yra ta paskutinė clipping zona. Iš tikrųjų, aš jos net nelabai matau. Gal tie kūgiai buvo nuvirti ir nelabai mačiau, nes ten, kai paleidai, jau įtraukė visus raumenis ir numini gazą dugną.
ir tiesiog žiūri, kaip čia pavyks užkilti kalną. Jeigu kažką pasidarei ankstesniuose vietose netinkamai, tai trauksi vidų. Jeigu tinkamai, bus gerai. Jeigu dar kitaip netinkamai, tai tada bus stogas turbūt, kaip buvo pernai Oskarui. Tai einam dar į finišą. Dėk. Čia turim dar vieną no-go zoną, bet čia iš tikrųjų labai reikia kažką netinkamai visur prisidaryti, kad ją papulti. Turbūt atleist gazą, traukti rankinį ir tada bandyti kažkaip išvairuoti. Man pernai važiuojant šioje trasoj buvo atvejis, kada aš lindau į no-go zoną, bet reikėjo vytis. Tai čia buvo ta vieta, kur dar galėjau užšokti. Ir viskas, čia turim už nugaros finišą. Tai buvo Kulbilochų trasos apžvalga. Čia yra rallycrosso trasa. Tai, tikrai labai rimta, labai įdomi. Labai graži, manau, ir žiūrovam labai įspūdinga, nes tikrai viską gali nuo pradžio iki pabaigos matyti. Palinkėkit mums sėkmės, parašykit kažką komentare. Jeigu parašysit komentarą, už 2 savaičių išrinksim vieną komentarą random būdu ir padanosim marškinėlius, kaip visad. Jų išsiunčiau tikrai daug, tikrai labai džiugu varžybose matyti tiek jūsų jau vis didėjančią bendruomenę su jais, tai parašykit komentarą, paspauskit laiką, pasubscribinkit kanalą, būtina yra pasubscribinti kanalą, jeigu nori laimėti. Tai va. Ir palinkėkit sėkmės ir varom sekančią dieną, kur bus šiek tiek treniruočių, kvalifikacija ir porniai. Šiandien šeštadienis, mes jau po treniruočių sesijos. Iš tikrųjų, tai labai liūdnokai Estijai su treniruotėm. Vakar ten valandėlę, šiandien visiems davė valandą, visiems 309 vairuotojams valandą. Tai galvojom, kad čia tik po porą važiavimų įsuksim, bet kažkas sulūžo, kažkas dar kažkaip. Visai ta eilė greitai sukosi, pavyko 2 komplektus suvažiuoti padangų ir tai nepilnai. Tai šiek tiek pavažiavau ir čeisu, dar nesijaučiu juose gerai su startu. Aš paleidžiu į priekį nuo pat pradžių, suvėluoju išstartuoti. Čia reikės tai turėti omeny. Šiaip visai sekasi visai neblogai, gal kiek sudėtinga yra susigaudyti dabar antroji no-go zona, tai mes labai arti jos važiuojam, tai kadangi dabar poriniai, tai tenai nededa kūgio, tai sudėtinga suprasti, kurioje tu ten tiksliai vietoje. Salvijus iš spoterių bokštelio irgi ten iki galo gerai nemato tos vietos, tai tiesiog reikia važiuoti plačiau, aukščiau. Šiaip visai nuotaikos geros, nusiteikimas geras, automobilis viskas kaip ir gerai. Dabar paskutinių važiavimų tik turėjau kažkokią vibraciją, tai turbūt tos vibracijos nuo buvusio važiavimo, kai išvažiavau Pylimą ir šiek tiek parsivežiau žemių radlankėje. Paulius biškį pakabino, kelkraščiu palakstė bulvėm, tai reikia pasitikrinti varžtus visus. Sakė, vibracijos buvo, ten va, pasiekmė, vibracijų, pilni ratai žvyro, bet viskas atrodo tvarko, minimalus čia tokie, nieko sugedusio. Tai esam po treniruočio ir jau eilė rikiuojas, važiuosim tuoj pat į kvalifikaciją, turėsim 2 važiavimus kaip visada. Paulius pasiruošęs ant 80%, tikrai ne 100,
nes truputėlį trigerina užsistatant į kalniuką, nu, pirmoji trasos daly, pavadinkim. Išvažiuojant iš antro klipo padaro klaidelių, bet kvalę pabandysim pasistengti ir išvažiuoti maks plačiai, kad surinkti kuo daugiau taškų. Trasa labai sudėtinga, matėme ir apsivertusių mašinų, tad rizikas irgi prisiemam ir spausim smarkiai. Tad pažiūrėkit, kaip seksis. You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that using her would get to me. And if you're right, then you're in trouble, dude. Cause I would break my arm, no, I won't wait. You're in trouble, dude. Kad ir koks būtų superkaras, jeigu jūs tokio ieškot, net ir jis gali būti stipriai pažeistas ar daužtas, ar per pusę perpjautas, kaip kad pavyzdys štai šis Porsche. Jisai buvo iš Amerikos, atrodo dabar skelbime visiškai nuostabiai, bet kaip matom iš Car Vertical ataskaitos, jisai buvo perpjautas per pusę, surinktas iš dalių ir parduodamas dabar kaip visiškai naujas. Nenusipirk tokios nesąmonės, naudok Paulius 20 ir gauk Car Vertical ataskaitai 20% nuolaidą. Jaudinės? Normaliai kažkaip. Nes aš tai jaudinas. Nu, nesakysiu, yra tikrai, bet dabar galvoju viską, kaip važiuoti reikia, ką žiūrėti, ką padaryti ir manau viskas bus gerai. O aš tikėjausi kažkokių žodžių, kurie mane nuramintų. Nu, gerai, pasiruošk, pavarai mažulį. Vienintelė klaida, kuri tave skiria nuo labai gerų taškų. Labai viskas buvo gerai. O iš antro parskridai gerai. Padaryk tą patį, tik į kalniuką, paleisk tą mašiną lėkti ir viskas. Atsidaryk anksčiau. Per vėlai atsidarai kalniuką ir viskas. Jo, sudvėjau. Bet jo, pradžia buvo gera, antras buvo gerai, į trečią aš per anksti, jo, pradėjau stabdyti. Gerai, viskas. Antras greitai ranas neatvesti, lygiai tą patį padarai, tik tai į kalniuką, žodžiu, atsidarai anksčiau ir užskrendi labiau į kalniuką ir bus laivys. Galas atrodė baisiai, seniukai, baisiai. Tai pavojingai. Galia ir pačiam buvo baisu. Na jo, matęs, kad ten net ir atleido, biškiai jau ir kampą pakeitė. Nu tai va, tu šitos turbūt naimis, bet šiaip ranas turėtų būti geresnis. Nu dabar bandžiau atidaryti kaip įmanoma anksčiau. Aišku, iš antros zonos ne taip gerai išvažiavau kaip pirmam rane, bet bandžiau atidaryti su mini tepo rankinio ir tada greičiau atidaryti. Jo, tai viskas kaip ir turėjo būti, tai matęs 70 taškų. Tai neįspūdingi rezultatai, bet žaidime. Esam po kvalifikacijos.
ta trasa reikalauja labai daug. Pirmu važiavimą pasistačiau ir viską žiūriu labai gerai, pirmas klipas gerai, antras visiškai super. Išvažiuojant iš antros zonos į trečią tarptų kalnų, galbūt reikėjo ilgiau palaikyti gazą ir kada persimečiau po trūktelėjimo rankinio, šiek tiek suabejojau, kad galvojau labai daug to greičio ir kad neišskriščiau ir tuo metu reikėjo paspaus gazą, bet dar sudvėjau ir nepaspaudžiau. Būtų buvęs super važiavimas visiškai, labai stipriai nubaudavo mane už šitą korekciją, už šitą sudvėjojimą. Pirmų ten 64 lig balai, tai stipriai nubaudė, nors pradžia buvo labai daug žadanti. O antrų ranų pasidariau gal pradžią netokią gerą, bet žinau, kad ir kas nutiks. Ant šito persimetimo, kur prieš tai sudvėjau, turiu tiesiog numint gazą ir nulėkti. Tai taip ir padariau. Išvažiavau šiek tiek už trasos, ten liečiau pylimą, bet kaip ir mašina trajektorijos lyg ir nepakeitė, tai kaip ir neturėtų bauduoti labai už tai. Ir antrų ranų 70 taškų. Antrų ranų antrą zoną galėjau geriau išpildyti, o visa kita buvo kaip ir neblogai. Gal tik paskutinė zona visiems buvo labai baugi. Visi atėjo, wow, sako, ar prikroviai čia jau į kombinezoną. Buvo baisoka, bet nežinau, iš vidaus gal ne taip baisu, kaip iš išorės ten atrodė. Gal nepaminu iš tikrųjų, kaip ten buvo. Tai va, turėtume būti žaidime. Tai suvažiavo Paulius kvalifikacinius 2 važiavimus. Tai buvo ir gerai, ir blogai. Blogiausia, kad ir gerai, ir blogai kiekviename rane, o nebuvo tiesiog vieno blogo, kito gero rano. Tai pirmam važiavime tokia grubesnė klaida buvo į trečią klipiną įvažiavus, kada neatsidarė laiku ir visas važiavimas buvo toks geras, pradžia buvo žiauriai gera, viską padarė laiku, greitis buvo geras, kampai, vietos, plačiai, tiesiog viena klaidelė, kuri tiesiog nuėmė labai daug taškų. Antrų važiavimų tą klaidelę kaip ir ištaisim, bet tada gavosi pradžia netokia gera ir pabaiga. Tai to pasekoj nesam labai aukštai, bet esam tope, 23 vieta. Važiuosim su 10 vietoje kvalifikavusiu Oskar Hall, vairuotojas iš Estijos, jeigu neklystu, vietinis, tai savo trasoj, namuose. Tai priešininko ranus žiūrėjom, mačiau, tai nėra visiškai stabilus, bet lekia visiškai ant maksimumo, dėl to rizikuodamas kartais sudega truputėlį. Ko pasekoj turėjo pirmų važiavimų 0, antrų surinko nemažai. Daugiau visą dieną tikrai mačiau, lekia rūkščiai, bus galima iš paskos tikrai pasitikėti, leisti smarkiai, turėtų gautis geras porinis. Kovosim iki galo. Nu, davai, Pauliukas, ant įsibėgėjimo tik tai nepaleidai. Į kampą kažkaip tai pradžiai, nežinau. Gerai, susikaupė, lydo šauni, platų, gražų, nebandai pabėgti irgi. Visur plačiai, užskrendi į kalną plačiai, atsidarai ir žodžiu, spaudi, maksimaliai spaudi. Okay. Turbūt žinok, neužteks, kad laimėtumėm, bet laukiam teisėjo sprendimo. Per grubios klaidos čia. Buvo klaidelių tikrai grubių, tai gali būti, kad bus Halo pergalė turbūt. Top 302. Jie pasisekė, nusileidau. Neatsimenu. Estas, man atrodo, jisai. Estas Hal pavardė. GT86. Nuo pat pradžių Salvijus sakė, kad jisai tikrai greitas. Nuleidom slėgį iki baro. Ir mano vienintelis, ką kartojau pačioj pradžioj, tik
tik neatsilik, tik pasistatyk tvarkingai kartu su juo. Nu ir pasistačiau šiaip visai gal ir neblogai, tik tai pasistačiau ir viskas kaip ir gerai ir paukštį kažkaip didelį kampą užmetė mašiną. Nežinau, reikės žiūrėti pedalų kamerą, ką aš tenai pridariau. Ar gal nepasišildžiau iki galo gerai padangų, dar irgi viena teorija. Bet realiai pasididinau kampą, turėjau nukirtinėti šiek tiek. Vidurinę trasos dalį, sakyčiau, atidirbau gan neblogai. Čeisindamas ir tada buvau gan arti ir į paskutinį posūkį persimetant irgi nežinau, ką aš tenai padariau. Ar šiek tiek pasimečiau nuo dūmų, ar kas ten buvo. Sviedžiu mašiną, galvojau nusvies ją toliau ir žiūriu pukštį vidurį ir ten per kermą jau lipu. Tai čia buvo tokia labai turbūt kritinė mūsų kovos dalis. Nulio tikrai nebuvo tenai, bet jo, lydinant buvo, reiks prisiminti dar iki galo sužiūrėti, bet lydinant, man atrodo, pasistačiau neblogai, į antrą zoną įvažiavau gal nepilnai, arba neišpildžiau visos zonos. Vidurinę trasos dalį, tą sudėtingiausią, sakyčiau, tikrai ten viskas okei ir pabaiga irgi, sakyčiau, okei. Iš tikrųjų, net šiek tiek buvo baugu pabaigą važiuoti, jau galvojau, eisiu į pylimą, tokios varžybos. Kiek žinom, lietuvaičiam nelabai sėkmingos. Tai, nu jo, šiaip apibendrinant, tai pirmą kartą važiavau su dvigubai mažiau slėgio, negu esu pratęs. Kregždutė dirbo visą renginį ant high boosto, ant 700 PM arklių. Naudojom vietoj, visą laiką naudodom apie 1.8 baro, 2 barus į galinės padangas. Šiandien naudojom visą dieną 1.3 barą, kovos metu naudojom 1 barą. Tai kregždutė dirbo, šiek tiek jinai kaista, ne tai, kad kaista variklis, bet karštas oras nepatinka jai. Tai reikia vėsinti, bet atidirbo kregždutė tikrai, pats nesudirbau. Driftas yra toks dalykas, kur labai daug lemia tiek psichologija, tiek sėkmė, tiek kurie koja išlipi turbūt iš lovos. Kovingai buvau nusteikęs šiandien, tikrai nenorėjau jokiais būdais pasiduoti, norėjau paimti šitą dvikovą. Ačiū, kad žiūrėjot, pakomentuojam, palaikinam, pasubscribinam ir visą tai padarius galite laimėti marškinėlius. Man tai yra labai didelis džiugesys matyti tiek jūsų žiūrinčių, tiek laikinančių, tiek komentuojančių. Ypač labai patinka matyti komentarus užduodančius klausimus. Sekantis etapas spalio pradžia, Bikerniekė trasa, Latvija. Tai ačiū Jums. Iki susimatymo. See ya.